Labas, Kurk Zarasam palaikytojai, sekėjai ir mes tradiciškai sveikiname su jumis po tarybos posėdžio. Tai buvo pirmasis tarybos posėdis šiais metais. Trumpas, tik 17 klausimų apsvarstyta, tačiau keletas iš jų mums pasirodė svarbus pasidalinti su jumis. Noriu pasidžiaugti dar vienu tarybos sprendimu. Tai tarybos nariams buvo pristatytas atkurto istorinio Avilių miestelio herbas, kurį sukūrė gerbiamas kraštietis Arvydas Každailis, ir taryba įgaliojo merę teikti bendruomenės pasirinktą herbą heraldikos komisijai. Mieli Zarasų gyventojai ir visi, kuriems rūpi Zarasų kraštas, labai dėkoju Kurk Zarasams komandos vardu, kad teikite pasiūlymus, kad su mumis komunikuojate, kad savo įžvalgas pasakote. Ir kviečiu ir ateityje kuo daugiau su mumis komunikuoti ir pateikti mums pasiūlymų, pastebėjimų, kad bendrai visi pasiektumėme, jog po kelių metų tikrai pasakytumėme, kad Zarasuose gyventi yra gera. Ir kągi, norime pasidžiaugti ir pakviesti visus į nuostabią šventę, grandiozinę šventę, kuri vyks vasario 15 dieną Dusetose. Tai Sartai 2025. Šventės metu jūsų laukia pasivažinėjimai karietomis, vaikų zona, pramogų zona, didžiulė matininkų mugė, nuostabus grupės Pelenai koncertas, vietos atlikėjų pasirodymai ir puikiai gera nuotaika jūsų laukia tradicinėme renginyje. Laukiam, atvykit. Iki pasimatymo Dusetose vasario 15.